Kokios temos, ką išgirdom? Išgirdom įvairių šalių patirtį, tai kaip ir Vokietijos, Olandijos ir Suomijos, ir kas buvo įdomu pamatyti skirtumus, kaip skirtingai kalba apie BIM. Nors kalbam apie tą patį, bet vieni kalba apie tipinius procesus, kaip Vokietijoje, Suomiai kalba apie trumpai ir aiškiai, su juodu baltu fonu, kad viskas būtų taip tiksliai to, ko reikia. Olandai tai pradžioje taip spalvų davė, tai ten pas juos buvo visko nuo A iki Z. Tai kodėl mes čia, nežinau, čia galbūt klausimas buvo į tai, todėl, kad išgirs, kaip jis sakė, kas vyksta aplinkui. Įvairovė tai ir įdomumas. Jo, taip, tai būtų. Ankstesniai renktoji, tai kokius sprendimus? Tai galbūt tuos pačius klausimas yra labiau, kaip mes juos įdarbinam. Tavsne, kažko visiškai naujo, ko aš nebūčiau girdėjęs, tai tiesiog šiandien nebuvo, nes tiesiog tokių dalykų taip neatsiranda iš dangaus. Tai galbūt iš Bexelio buvo paminėta, ko jie siekia, kad bus, nes ką jie turi, mes jau žinom, taip, šis sprendimai yra žinomi, bet kad bus, pavyzdžiui, kaip bus sekamas, kaip bus deklaruojamas progresas 4D, 5D modeliui, taip, buvo pasakyta, kad galbūt iš Point Cloud'o, pasitelkus Point Cloud'ą, kažkokiu būdu sistema atpažins ir pažymės dalykus kaip sumontuotus. Nes dabar tai turėtų žmogus daryti, mes įsivaizduojame į pasaką, kiek ten elementų, 500 000, berods stadionas ar 600 000. Tai įsivaizduojam, kiek reikia atlikti žmonių 600 000 kartų pažymėti, kad padarė, kad atvežė, kad sumontavo ir dar prieš tai, kad pagamino. Tai va ta automatizacija, kuri mašinos padarys už mus, pasitelkdamas tą, ką mes matom. Taip, tai pradžiai buvo tokia. Kaip konferencijos pradžia buvo tokia bendrinė, toks paukščio skrydžio, nuėjant į Suomis jau biškį detaliau, o galėjau Bexelis ten detaliai pasako. Tai ko aš norėčiau išgirsti, taip konkrečiai visiškai šnekant, tai, pavyzdžiui, kaip mes užtikrinam duomenų kokybę, nes visi sako, mes darom sankirtų testus, taip, bet kaip užtikrinama, ar tie duomenys, kurie įrašyti, yra tikslus. Šito mes nekalbam. Yra tam tikri sprendimai, kurie tą daro. Kaip pavyzdys, yra bimodelis, langas. Lango parašyta, lango plotas yra 4 kvadratai. Bet teko praktikoje gyvenime turėti atvejį, kai iš tiesų plotas yra 2 kart mažesnis. Ir tada klausimas, tai kodėl taip nutiko. Bet buvo naudojama specifinė programa, kuri paima ilgį iš pločio, tai yra aukštį iš pločio lango ir suskaičiuoja. Ir tu šalia matai tiek, kiek įrašė projektuotojas ir sistema parašė. Tai yra alternatyvi nuomonė. Ar dirbtinis intelektas, ar skaičiavimo algoritmas, ar ten, pavyzdžiui, dalykai, kurių mes negalim suskaičiuoti iš modelio. Pavyzdžiui, angokraščių kraštai. Taip, be modelių niekas nemodeliuoja. Bet jei yra paimi loginė taisyklė, kad yra 3 kraštai viršus, tai reikės dažyti, tarkim, 3, bet ne 4, nes grindys, pavyzdžiui, iki pat lango prieina. Bet čia yra specifika. Tai dabar pradėjom tikrint medžiagų žiniaraščio atitikimas modeliui. Ir dažnai atsitinka tokia situacija, kad vieni projektuotojai užsideda 5%, kiti 10%, kiti, pavyzdžiui, vamzdžių užmeta 10%, o, pavyzdžiui, laikiklių yra tiek, kiek yra. Ir tu turi pagal projektuotoją turi įsivaizduoti, kiek jis kur čia uždėjo, kaip sako, atsargos, ne? Tai čia naudojam Solibri. Kiek aš galima pasakoti, aišku, ką įmonės planuoja, bet taip bendrais bruožais tai yra, pirmas darbas yra užtikrinti modelių kokybę, nes visi čia šneka, kad modelius tikrina, bet modelio tikrinimas modelio nereiškia modelio kokybės, taip? Kad modelį kažkas suvedė 700 atributų, nes reikėjo suvedė 700, tai čia dar nereiškia, kad suvedė tą, ko mes norėjom, gal ten tiesiog brūkšniukų sudėjo. Ir viskas, nes dažnai tai į kur mes fokusuojamės, susitvarkyti taip patikras, kad gautų tai, ko mes norim. Ne virtualiai, kad kažkas ten kažką supildė ir čia visi išsiskirsti, nes taigi visi užpildė kažką, ne? Bet užpildė tą, ką reikia. Ta prasme, jei ugnies atsparumas, tai reikia rašyti reišiam, o ne ten kažkokį ten ugnies atsparus. Turiu minį, kad čia yra dirbtinio intelekto matyti dalis, kad jis iš selection seto, žinodamas, ką tokia kategorija turi nešti, arba IDS-as, tarkim, ne, pavadinkim tai, ne, Information Delivery Specification. Ir dabar, kad tikrintų ir vertės. Ne tai, kad ten turi būti būtinai REI 60, dirbtinis intelektas to negali žinoti, taip, kokio atsparumo ta ugnis siena, bet kad tai yra REI šiam, REI 120, o ne ten brūkšnelis ar kablelis arba 20.0. Tai šitas momentas. Ir dar kiekiai yra antra dalis. Galbūt įsiminė tam tikros detalės, pavyzdžiui, kad Suomiai trekina realiai tilto šią minutę turi duomenis, kokia yra to taško pozicija. Taip, mums teko matyti prieš 3 ar 4 metus. Vokietijoje tiltas irgi buvo taip pat daromas, ten dar su daugiau daviklių. Bet čia tokie maži niuansai, kaip ir sakė, nereikia vien tik big picture žiūrėti, kad čia kažkoks kosminis laivas. Yra tam tikri maži dalykai, kurie kuria vertę. Ir po to tie maži dalykai gali padaryti taip, kad 2 tiltai susitiks, kai susijungs. Bet jei jų, pavyzdžiui, nebūtų buvę, tai gal jie būtų ir prasilenkę, ne? Kaip ten vienam kažkokiam komikse, kur yra 2 tiltai susitiko ir biški nesuėjo, ne? Per Amerikoje ar kur. Tai ir maži dalykai kuria vertę.